Excuse me? Party people! May I have your attention, please? Antrą dieną kalėdų pabudau apie pietus. Antradienis. Krūva darbų laukia. Vakar sužinojau, kad mano draugelis žiūri mano video ir suprato, kad šitas daiktas dar vis nepradėtas, tai šiandien imsiuosi šito. Būtent šito. Varysiu, kol pabaigsiu. Kol pabaigsiu brėžinį, turiu galvoje. O paskui spausdinsim kokius 3 kartus, kol tiks. Einu dirbti. Kol kas turime tuščią lapą, bet tuoj už poros valandų kažkas bus. Antrą dieną kalėdų pabudau apie pietus. Mėgau su rūbais, tik užsiklojęs plėdu. Ačiū Dievui, be kėdų, bet pachmelinas ir plaukai atrodė susivėlę iki dredų. Baigėsi baterija, bля! Jaučiuos kaip po komos, bet keliuosi nuo sofos. Svetainiai garsiai groja LRT opus. Sumėtų į šonus išlipus iš tos lovos. Matau po stalų krūvinus kesto kojus. Pasistatau lempą į vietą ten, kur turi stovėti. Ir jau matau, kad niuansų bus labai daug, nes norėčiau aš ją išnešti keletą centimetrų į priekį ir galbūt paleisti centimetrų žemiau. Na, bet užsakovas, draugelis, sako, tegul būna taip, kaip ir aš žinau, tu ką nors sugalvosi. Tai dabar ir galvosiu. Galvojau ir sugalvojau. Gavosi kažkaip va taip. Jis tiksliau visiškai, faktiškai nesiskiria nuo originalaus Fatbobo, tiesiog tvirtinimo taškai ir plotis skiriasi jo, pačio daikto. Žodžiu, aš jį pritaikiau senam tvinkamui. Viską pasitikrinau 2 kart, turėtų būti gerai, bet greičiausiai, kad nebus. Vis tiek iš 3 kart darysim. Spausdinasi. Po 36 valandų bus aišku, ar pavyko ar nepavyko. Jeigu nepavyko, greičiausiai bus aišku anksčiau. Vakar kaukė sirenos, tai reiškia, kad šiandien turiu nuvaryti iki stoties, iki paštomato ir dar į motoremą. Ten, kur mano brangioji dirba ir turi daug visokio nešūdo detalių motociklams. Bandau prisimint, vakar gėrėm Romą su kola, keičiau plokšteles, ramiai klausėm patefoną. Slayer, Motorhead, Dio, Iron Maiden. Pamenu, klausiu, kokį čia gaidį leidai, geriau badžią, zūrą, distus jo nanainį, o ryte kestas pavirtęs į kruviną mėsainį. Aš nusisuku, nes man labai baisu, nesinori matyti tokio vaizdo. Ojojoj, kiek čia visko. Jėzus Marija. Čia jeigu kam ko reikia. Bet tik tai Harlem. Daug detalių. Einu atgal, kol nepamatė. Paspaudai? Aha. Turiu asistentą. Žodžiu taip. Visur detalės visas išvežiau, kiek kas buvo užsakęs. Tai ryšium su tuo. Antradienis baigėsi.
Labas rytas. Turiu ne vieną draugelį, turiu daugiau. Tai vat, tas kitas draugelis užsimanė tokio dalyko. Didžioji dalis motociklų trumpašiknių numerių vieta yra štai čia prie rato. Čia. Bet vat užsimanė, kad jis būtų štai čia, gale. Tai vat dabar taip ir padarysime. Pastatysime numerį štai šitoj vietoj. Čia aš kol bendravau su meistrais iš kito miesto, kompiuteris man surenderino vat štai tokį vaizdelį. Taip atrodys galutiniam variantui. Brėžinys padarytas, išsiųstas frizirovščikui. Šiandien dieną baigiame. Šalta. Aš nusisuku, nes man labai baisu. Nesinori matyti tokio vaizdo. Aš nusisuku, nes man labai baisu. Nesinori matyti tokio vaizdo. Ant fotelio numesta pruvina maikė. Šalia padėti kruvini kedai naikė. Apėmusi nuojauta klaikį. Nueinu į virtuvę, stovi Tomas, ramiai rankose laiko peilį. Iki pusės nuogas, visas tatuiruotas. Nuleidžia peilį, ima pjauti salotą. Ant stalo batonas, skardiniai vienišas šprotas. Išsižiojęs stebiu viską kaip idiotas. Žiūriu, bijau prasižiot jam pokui stabiliai. Man į galvą lenda mintis įkyriai. Matau kompotas stikliniai, skramto nebyliai. Ramiai čiapsi neišlaikau, pasiteirauju tyliai. Labas rytas. Gavosi. Papa. Štai, toks daiktas bus. Važiuoju pas draugelį, pridėsim ant motociklo, pažiūrėsim, kokių korekcijų reikia įnešti. Tomai, matei mūsų draugas mylimas. Guli kniupšės svetainai, kruvinas kilimas. Tomai, man kažkoks blogas feelingas. Matei nejuda draugas mylimas. Tomai, matei mūsų draugas mylimas. Guli kniupšės svetainai, kruvinas kilimas. Tomai, man kažkoks blogas feelingas. Matei nejuda draugas mylimas. Oi, džiaugiasi draugelis, oi, džiaugiasi. Džiaugsis iki tol, kol kainą sužinos. O dabar, kadangi viskas tiko ir iš pirmo karto, kas yra labai keista, varau spausdinti, nežinau, kokio 10 vienetų, kai šausime. Svarbiausia, kad motorema turėtų lempų tiek, kiek reikia. Labai retas atvejis, bet būna, kad pasiseka ir iš pirmo karto. Labai faina. Reikia imtis kažką tai naujo gaminti. Apsidairiau, nieko dar nesugalvojau, bet kažką sugalvosiu, kaip visada. Ai, einu pasidairysiu po kiemą, kas ką veikia, pažiūrėsiu. Va dabar gerai, jau šilta. Įsiklauso, bet atrodo intereso nerodo. Sako, nepasigės niekas šito urodo. Man atrodo, jam vienodai rodo. Įsipila į stiklinę, dar slyvų kompoto. Po to nutarėm draugą mylimas suvinioti į kilimą. Vyniojam ir mane pastovi pykina. Kęstas panašus į Margutį Velykinį. Neišlaikęs šaukiu, Tomai nepadedi vyniot čytinį. Pykina, bet suvinioti kažkaip pavyksta. Pykstam, kai keliant iš rankų slysta. Vakar ar užvakar keičiau batareikę į pelėją. Tai pasirodo ir ji sena buvo. Nustojo šiandien veikti. Priėmiau sprendimą tokį, kad tai ženklas, kad užtenka šiandien dirbti. Užgeso visi monitoriai. Užtek šiandien, susimatysim rytoj. Bet taip paprastai diena nesibaigs. Einu, nusimaudysiu. Baisiai šalta buvo, baisiai. Dabar jau tikrai viskas, diena pasibaigė. Penktadienis!
šalyje trečia savaitė lyja. Mane svarbu, Nes aš pozityvas. Ilgų radija vėl groja Yva. mane svarbu, nes aš pozityvas. Gal vakaro iš ryto kalbas skyla. Mane svarbu, nes aš pozityvas. Visiems Kolega kviečia į susirinkimą 5 dieninį. Einu, kadangi jau susitvarkiau, galiu nueiti. Vilnius švakos gatvės ir aš švakas. Į mane nukreiptos dvi akys ir šypsena lapės. Beje, aš net cukrinis, bet išslydau. Pasišypsena tokia, kad vietoj išsilydau. Ko čia lydyti save? Aptarėme savaitės rezultatus. Rezultatai puikūs. Nesiimsime jokių naujų idėjų. Gavau keletą užsakymų. Uždėsiu printerių spausdinti, tegu spausdinasi per savaitgalį, pirmadienį išsiųsime tai, kad spausdins. Žodžiu, ši savaitė kaip ir baigta. Bet kadangi jau pažiūrėjote iki galo, išduosiu vieną paslaptį. Visą šią savaitę, tiksliau nuo šeštadienio praeito, laikiausi dietos. Gėriau tik energetinius gėrimus be cukraus. Variau visą savaitę į dieną po kokius 4. Nieko nevalgiau, tik energetiniai. 3 dienas buvo labai silpna, bet jau 4 viskas susitvarkė ir nereikėjo jokio maisto iki pat šiandien dienos. Numečiau 8 kilogramus. Meluoju, varom į savaitgalį.